Bičiuliai, šiandien esu naujame Lietuvos policijos stadione. Čia esu ne veltui tam, kad pakviesčiau jūs visus burtis į Lietuvos policijos komandą. Šiandien kuriame Lietuvos policijos žmonių strategiją. Strategija, kuri skirta suvienyti Lietuvos policijos bendruomenę, išlaikyti esamus policijos pareigūnus ir pritraukti naujus. Padaryti viską, kad Lietuvos policija taptų stipresnė. Kaip šiandien prisimenu 1988 m. rugpjūčio 23 dieną. Dieną, kuomet Vilniaus Vingio parke į Sąjūdžio mitingą susirinko 300 000 Lietuvos žmonių. Žmonių, kurie norėjo išreikšti savo valią gyventi laisvoj ir nepriklausomoj Lietuvoj. Tai buvo vieninga Lietuvos žmonių komanda. Ir aš tikrai tikiu, kad tai galime perkelti ir į policiją. Tikiu, kad kiekvienas mūsų turėtume jaustis reikšmingais vienos didelės Lietuvos policijos komandos dalimi. Kiekvienas mūsų turėtume jausti savo draugo ir kolegos stiprų petį. Kad visi mes galime susitarti dėl Lietuvos policijos prioritetų ir laikyti savo susitarimų. Kas man yra komanda? Tai visų pirma žmonės, kurie yra vedini vieno bendro tikslo. Tai žmonės, kurie susitarė ir laikosi savo susitarimų. Ir trečia, kiekvienas komandos narys aiškiai žino, ką jis turi daryti tam, kad komanda sėkmingai pasiektų savo tikslus. Galbūt ir simboliška, kad šiandien kalbu prieš tuščias stadiono tribūnas, bet tikrai tikiu, kad mūsų bendro darbo dėka jau po keliarių metų galėsime susirinkti čia visi kaip viena bendra Lietuvos policijos komanda.